Technologijos atlieka vis didesnį vaidmenį mūsų gyvenime, o brailio raštas nuo jų tikrai neatsilieka. Štai čia turiu brailio eilutę, prietaisą, kuris telefono ir kompiuterio ekrane parašytą informaciją leidžia perskaityti brailio raštu. Taip pat šis prietaisas turi klaviatūrą, kurios pagalba, rašydami tekstą brailio raštu prijungę prie kompiuterio arba telefono šį prietaisą, parašome tekstą reginčiųjų raštu. Kai kurios brailio eilutės yra kaip elektroninės knygų skaityklės, nes į jas galima įdėti atminties kortelę. Į atminties kortelę galima įsikelti elektroninių brailio knygų, kurias galime skaityti bet kurioje pasaulio vietoje atjungę brailio eilutę nuo kompiuterio arba telefono. Kompiuteriams vis labiau įsigalint pasaulyje teko modifikuoti ir patį brailio raštą, todėl buvo sukurtas Eurobrailis, dar kitaip vadinamas 8 taškų brailiu. Ši brailio rūšis leidžia parašyti daug daugiau ženklų, ypač naudojamų kompiuteriuose, pavyzdžiui, tokių kaip registruotė ar vertikalė. Neįtikėtina, bet SMS žinutę įvairiose socialinių tinklų programėlėse galima parašyti brailio raštu. Į jos įrenginiuose brailio klaviatūros programėlė yra integruota į patį telefoną, o Android įrenginiuose šią programėlę turime atsisiųsti iš Google Play parduotuvių. Atsidarę brailio rašto klaviatūros programėlę, ant ekrano išvysime 6 taškus, kuriuos vartotojas pats ant ekrano susideda norimoje vietoje. Rašydamas brailio rašmenimis, neregys SMS žinutę parašo reginčiųjų raštu. Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Knygos prabyla. Tavaip.